Nu va, viskas, baigiau. Va, supranti, kas čia yra? Taip, vėjo jėgainė. Taip, bet mentiniais krumpliaračiais. Mentės čia yra neprofilinės. Dviguba energija. Taip. Ekskaluojama yra ir su, kaip pagaminama dviguba energija, o dvigubos energijos pagaminimo principas, žinai, kame yra paslaptis? Sparnai. Sparnai yra didesnis plotas, todėl sugeria 100% visą vėją. Darbinis plotas padidėja. Taigi, galim paskaičiuoti. Čia V1 yra vėjas, metras į sekundės. Tada paskaičiuojam aukštis ašies viršuje, H2 aukštis apačioje. Ar ne? Ir tada kaip? 250 vatų dabar kainuoja 300 000 eurų. Su šita jėgainė 200 000. Įdomu. Įdomu labai. 5 metus dirbam su fizikais. O tai ko nori Austrai? Nupirkti šitą projektą. O tu? Aš nenoriu parduoti. Aš noriu pastatyti vieną jėgainę, antrą jėgainę, trečią, ketvirtą, pasiimti profitą, milijoną, man užtenka, kiek dar liko gyventi, laimingi laiko neskaičiuoja. Viskas, išgerkim dar, susidaužkim. Opa. Ir važiuoju. Pasakyk man, Laimontai. Kodėl tu ieškoji pažinčių per Tinderį? Gerai, pasakysiu tau, prisipažinsiu. Aš noriu žmogaus. Noriu, kad jis būtų, kad tikras būtų. Kad jam nereikėtų mano pinigų, o reikėtų manęs. Žmogui reikia žmogaus. Tu supranti, apie ką aš, ne? Taip, labai tave suprantu. Labai. Gerai, važiuoju. Taip, šitos aš pasiėmu savo. Gerai, ant kelionės. Važiuoju, iki. Baigtų parintis. Monika nori padėti Nikolai, tegu padeda. Tu čia pavydi. Ne, tai aš ne dėl to. Apsaugą Monikai nusamdyk. Šiaip nenoriu, kad trintųsi su svetimais vyrais po miestą. Tai pas mus ofise tada. Ką ofise? Gali susitikti. Ne, reikia iš vis kuo toliau nuo to psicho. Ne, Rakutė, būtent, kad reikia kontroliuoti, reikia prižiūrėti, o paskui priskaldys malkus. Suprantėjau, aš depresuotos Nikolės nenoriu. Įtikinu? Pasakysiu Monikai. Aš pats pasakysiu. Ačiū, pamatysi, viskas bus gerai. Susitikimai vyks mano kontoroj. Gerai. Išskirsiu jums atskirą kabinetą. Gerai. Kokie 2-3 susitikimai ir toliau bendrausit Skype'u. Puikia mintis. Labas, Monika. Labas. Tai va, kodėl Rokas persigalvojo? Aš pats apsisprendžiau. Visada tavo paslaugoms, Monika. Ačiū. Ką reiškia pats, Rokai? Jūs esat kartu, jūs tokie gražūs. Amžinai. Mažasis oligarkas, žiūrėk, aš tau turiu. Barškutį, o kai užaugsi, galėsi pats pabarškinti, ką nors. Tu, makaronas. Pakalbėjau su daktaru. Tai sakė, tau ten kažką praplaus, pratirpdys ten, kas ten tau kemšas ir sakė, būsi visiškai naujas, sveikas, sveikutėlis, gražutėlis. Gert, sakė, jau gink Dieve negalėsi. Čia ne dėl gerimo. Ne dėl gerimo. Tai dėl ko tada? Dėl Silvos. Pamirštų tą Silvą. Aha, pamirš. Aha. Gerai, kad tu nepergyveni. Širdies tu neturi, todėl ir nepergyveni. Silva, mano dukra, negaliu žiūrėti, kaip kažkoks senas bebras vagia jos jaunystę. Negyvens jam žinai, pagyvens, išsiskirs,
Nu, tu pažiūrėk, kokius jinai susiranda, nu tokius kaip Vycka, nu. Tai Vycka nors bendramžis. O čia, Jėzau, tokia gėda. Galėčiau aš jį susprogdinčiau, aš jį Lionė, padegčiau. Lionė, nusiramini, viskas, nusiramini, viskas. Ilsies, nueisiu, nupirksiu žurnalų tau, gerai? Kur mano telefonas? O kam tau telefonas? Viskas, jokių telefonų. Tau reikia valgyti, miegoti, ilsėtis, viskas. Ir Silvai irgi nesakysiu. Kodėl? Nu tai sugalvos aplankyt, atsives Vincentą, tai ką tau vėl infarktas, nu jau ne. Viskas, guli, kokių žurnalų nupirkt. Kryžiažodžių, tinka? Gerai. Gerai. Klausykit, nereikia čia taip labai girti. Techninė apžiūra mano pasirinktoj vietoj, po to paduosiu pinigus. Iki. No. Va ir viskas. To jau lakstysi su Porsche. Ačiū labai. Tu pats geriausias vyras, tikrai. Nu tai man nieko negaila būsimai žmonai. Gal dar arbatos padaryti? Oi, ne. Vandens, aš išgersiu dar vieną. Supranti, atvariau, akis pelėdos. Ten paišau formulės, viskas tinka. Jo, tas bairis su vėjo malūnais, aфиgens, aš pats kaip pasakojau, beveik patikėjau, galvoju, kaip čia į tą biznį įsipaišyti. Tai svarbiausia, kad Dalia patikėtų. Jo, nebandė jos pritemti. Nereikia, aš lauksiu, kol jinai pati paprašys, o tada aš sakysiu, nu, žinai, reikia pagalvoti. Seniukai, praktiškai prasisukai. Taip, nu, nereikia sakyti, nėra jinai durna kaip avis, tikrai. O, nuo Silvos. Ryt perkam Porsche. Sveikinu. Eik tu savo. Antrą skelbimą išsirinko, žiūrėk, toj parodysiu. Bolicinė mašina. Ei, tu šiek net karštą pasidarė. Nu jo, eik tu savo. Įmam. Tikrai, iš viso širdies. Nu. Ir pavydu. Oi. Va dabar tai bus. Kvies greitąją! Greičiau! Koks numeris? Linksmagi čia pas tave. Sveika. Sveika. Ar taip gali būti, kad pamatai ir iš pirmo žvilgsnio? Kas? Vat kad tai pamatai ir viskas. Elektra. O širdis sako tavo, tavo, tavo. Nu, tu čia apie tą, kur tau šonkaulius sulaužė? Nesulaužė, o įskėlė. Kokios stiprios jo rankos. Ar tau, Marina, yra tai buvę, kad pamatai ir negali pamiršti? Ne. O man taip atsitiko. Kokios geros jo akis, koks jis protingas. O ko jau jisai užsiema? Jisai nori statyti vėjo jėgainių parką. Aš visada galvoju, kur įdarbinti savo laisvus pinigus, o dabar įsivaizduoju. Ir meilužis, ir biznio partneris. Renkis, Marina, pilki šampaną. Aš tokia laiminga, aš nenoriu būti viena, aš noriu dalinti savo džiaugsmu. Kaip gerai, kad atėjai.
Silva, Mama, ką tu čia darai? Vincento operuoja. Jėzus Marija, kas dabar? Infarktas, sakė, kad darys šuntavimą. O ką tu čia darai, pas ką tu čia? Tai tėvas jau skambina. Ne. Ne? Nu, tai kitą paguldė prieš infarktinę būseną. Jėzau, tėvą? Nu, nieko, tas tai atsigaus, taigi ir tai paleis, pamatysi. Žinai ką, mama? Tu negalvoji, kad čia Dievo pirštas? Kas? Dievo pirštas! Dievo pirštas! Dievas viską mato. Mato ir baudžia. Baudžia! Lionė, nu ką tu čia dabar nusišneki? Taigi pats irgi nesusloga guli. Man nereikėjo reanimacinės, o tas tegul didesiai padvėsi gerai bus, kad padvės. Nu, neapsiramink, nors su protu negerai tau. Nekreip dėmesio, visai durnas pasidarė. Nu, tai kada vestuvės, kada patrypsim? Nemirs jisai. O jeigu ir mirs, tai kas čia tokio, taigi aš testamente įrašysiu. Nu ką tu čia dabar šneki visai? Taigi šuns būna gaila, nu katės būna gaila, taigi čia žmogus. Tokio negaila. Nu, ką čia abudu nusišneka dabar, aš klausyti negaliu. Dievo pirštas. Dievo pirštas. Baigiai? Dievo pirštas. Baig čia nesąmonės kalbėti visai, stokis einam. Dievo pirštas. Jaudintis. Nustok jaudintis, tau negalima. Einam iš čia. Dirbi? Ką? Dirbi, sakau. Skambinau antstoliams. Tėvų namas išpirktas. Ačiū, Rokai. Ačiū. Tėvui neprisiskambini. Ne. Ir man labai neramu. Tokia nuojauta, kad kažkas blogo jam atsitiko. Manau, laikas kreiptis į policiją. Aš nuvažiuosiu, tik reikia tavo kaip dukros pareiškimo. Jis visada man paskambina ir dabargi paskambintų. Aš irgi pagalvojau, kad paskambintų. Ai, atrodo tik ramiau ir vėl tai tas. Ir Marina taip neapsiramins. Gerai, atnešiu popieriaus ir ko rašyti. Alio. Sveikas, seniai girdėtas. Tai aišku, kad malonu, kas čia per klausimą. Aš visada pasiruošus padėti. O ką reikės daryti? Kaip gerai. Ačiū Jums labai. Nu, ką sakė? Gyvens, viskas gerai, pavyko. Tai gerai, nu. O tai tas širdies plotas pažeistas ar ne? Ką žinau, nesuprantu. Bet paprašiau, kad VIP palatą paimtų. Gerai. Taip, gerai, tai aš tada važiuoju namo. Tėvui sriubą turiu išvirt, nes jam, matai, ligoninės maistas per prastas. Tai gerai, aš tada važiuoju. Gerai, aš pabūsiu dar. Aha. Jeigu reiks, skambini, kažką atvešiu, paimsiu. Ok? Gerai, iki, ate. Už Porsche bent spėjot pinigus pervesti. Tik rytoj tarėmės. Strigims ant strigimą, nu gerai, geras ženklas, kad bent rytoj nebeilgai. Tėvas ligoniniai. Tipo aplankyt atėjo. Irgi prieš infarktinę būseną įsivaizduoji. Eik, tu šikčiau kaip koks koronavirusas. O kurioj palatoj? Sveikas, Patrikai. Labas. Sakei kažką?
Ne, nieko. Teisingai. Advokatas Robertas Kovalis. Dar vienas. Na, dabar jau paskutinis. Apie jūs labai šiltai atsiliepė Benas Dambrauskas. Sako, lankot kalėjime? Na, buvau gal kokius 5 kartus. Oho, labai daug. Ypač po to, kai beveik visi nuo jo nusisuko. O ko jūs norit? Paramos. Trečiadienį teismas, įrodymų bazė menka, reikia pinigų, kad sustiprinti gynybinę poziciją. Bet Dambrauskas juk turtingas. Na, nežinau, ponė, man liepia kreiptis į jūs. Koks bus jūsų atsakymas? O kokia suma? 60 000 eurų. Oho. O tai kokios garantijos, kad jį išleis į laisvę? Visos garantijos. Matot, kai kalba pasisuka apie finansinės išraiškas, reiškia teisėjas yra linkęs būti objektyvus. Na, bet man reikia pagalvoti. Na, nežinau, ponė, laiko labai nedaug. Gerai, aš jums paskambinsiu. Šiandien. Gerai, geros dienos. Viskas gerai? O tau? Gerai. Šiandien važiavom per miestą, žinai. Dievo pirštas! Dievo pirštas! Jo, aš irgi kaip prisveikdavau, sakydavau, Dieve, tu Dieve, už ką man taip. Man tai nuo streso. Vat viską laikiau viduj, kol kraujas sutirštėjo. A temperatūros turi? Prie ko čia temperatūra? Nu taip, prieš infarktinę būseną. Nebūna temperatūros. Kairė pusė nutirpo ir viskas. Bet tu dėl to Dievo pirštą gerai pasaky. Va tik turėjom, atrodo, Porsche, jau. Bat senuksi užvertė klumpės. Kažkas trukdo. Kas? Ten, aukščiau kažkas. Nepatink mano plans. Nepatink, va dėl to įkiš ratus į pagalius. Tai yra pagalius į ratus. Tau tik tai tas Poršas įrūpi. Tu pats visas išsiderinęs. Oi, tik nereik, aš turiu tikslą. O dėl ko žmogui daugiau gyventi, jeigu ne dėl tikslo? Tu Silvą stumi kaip prekę. Pati nori, nieks neverčia. Verčia. Tu verti, Zina verčia. Jeigu visi pasakytumėm ne, tai gal apsigalvotų. Lionė, aš ją per metus 5 kartus pagaunu su kitu, o naudos jokios. O čia yra kitaip, čia yra abipusių susitarimų, todėl nesiskaita. Nesiskaito. Ne. Tu čia rimtai. Aš Silvą kiaurai permatau. Jinai tik įsvajoja, kaip išsiskirti su tuo bebru. Koks tu durnas. Aš esu Angel Sarks, todėl neleisiu jo į žemai kristi. Tai kad žemiau nėr kur žemiau. 40 metų vyresnis, infarktinė mumija. Gerai, tu teisus, aš neteisus, neperspausk, po to antrą bangą ateis, nu. Būtų bairis, jeigu užsilenktų mane. Nieko nelinkiu blogo, tikrai, nieko nelinkiu.